Labą dieną. Student aš Pukienė, atstovauju Tildę informacinės technologijas. Ir mano tikslas šiandien yra iš esmės parodyti praktiškai, ką mes esame jau sukūrę iki dabar mašininio vertimo srityje ir parodyti, kaip jūs galėsite naudotis ateityje, iš esmės, kad jūs suprastumėte, kaip kuriama Europos Sąjungos mašininio vertimo sistema galės būti naudinga jūsų kasdieniniam darbe. Aš labiau atsižvelgsiu į praktinius panaudojimo atvejus. Taigi, mes kalbinių technologijų srityje jau dirbame iš tikrųjų Baltijos regione, dirbame 24 metus, Lietuvoje dirbame 16 metų ir mūsų pagrindinės 3 kryptis tai yra pažangių kalbinių technologijų vystymas, kas reiškia, kad mes dalyvavome įvairiuose tarptautiniuose ir lietuviškose projektuose ir kūrėme sudėtingas, pradedant nuo paprastų kalbinių technologijų, gramatikos tikrintuvas, rašybos tikrintuvas ir pereinant prie sudėtingesnių ir daug įdirbio reikalaujančių mašininio vertimo sistemų. Pastaruosius kelius metus mes ypač daug dėmesio skiriame mašininiam vertimui ir sukūrėme mašininio vertimo sistemas skirtas 3 vartotojų grupėms. Mes iš esmės orientuojamės į 3 vartotojų grupės. Tai pirmiausia, mašininis vertimas visuomeniai, tai reiškia kiekvienam galutiniam vartotojui, mašininis vertimas įmonėms arba verslo sektoriui arba viešajam sektoriui ir mašininio vertimo sistemos profesionalams. Pirmiausia, norėčiau pristatyti mašininį vertimą visuomeniai, tai reiškia, kad visuomenė gali naudotis jo nemokamai. Tai yra Tildės vertyklė, tai žodyno ir teksto automatinio vertimo derinys. Tai reiškia, kad jeigu jūs įrašysite žodį, jūs gausite visas to žodžio žodyninės reikšmės išverstas, jeigu jūs rašysite frazę arba įvesite tekstą, jūs gausite mašininio vertimo pasiūlymą. Ši vertyklė yra viešai prieinama internete, nurodytų adresu. Siūlome 10 populiariausių Baltijos regione kalbų, tai reiškia anglų, rusų, lietuvių, latvių, estų. Tekstynai naudojami vertimams yra bendrosios srities, jie nėra specializuoti ir ši vertyklė yra skirta neprofesionalams. Tai reiškia, bet kuriam žmogui, kuris neieško profesionalaus vertimo, bet tiesiog nori suprasti tekstą, parašytą kitą užsienio kalbą. Kadangi mūsų visuomenė yra labai moderni, greita vartoti ir nori turėti viską čia ir dabar po ranka, mes siūlome tos pačios Tildės vertyklės mobiliąją versiją, tai yra Tilde Translator. Ji yra suderinama su bet kuria programinė įranga ir ji taip pat verčia pavienius žodžius, verčia frazes ir verčia tekstus. Vėlgi siūlomas tos pačios populiariausios kalbos 5 ir siūloma funkcija, tai yra vertimo istorijos peržiūra. Jeigu jūs pasižiūrėjote, nusisukote, pamiršote, ką tik išsivertėte, jūs galite grįžti ir peržiūrėti istoriją. Taip pat yra ir transliteracijos funkcija, kur yra skirta įrenginiams nepalaikantiems diakritinių ženklų. Pavyzdžiui, lietuviškų ženklų š, ž, č ir taip toliau. Ir siūlome, aišku, kelias vartotojo sąsajos kalbas, kad būtų patogu naudotis. Tildės vertyklė yra įdiegta ir į mūsų programinės įrangos paketą, tai yra programinė įranga skirta kasdien dirbantiems kompiuteriu, aš tikiu, kad tikrai esate apie ją girdėję. Tai yra automatinė, vėlgi rasite automatinį žodžių, tekstų ir vertimą, galima versti ištisus dokumentus, juos įkeliant ir gaunant išverstą dokumentą tokiu pačiu formatu, kokiu jūs jį įkėlėte. Be automatinio vertimo šitas paketas jums siūlo ir gramatikos tikrintuvą, ir rašybos tikrintuvą, ir kitas kalbinės technologijos, tai ir žodynus. Jeigu jūs norite kitokių kalbų pasižiūrėti ir galite susirasti dokumentų šablonų, kad būtų jums patogiau dirbti, tai rasite ir interaktyvų į semantinį žodžių tinklą, skirtą turtinti jūsų žodyną ir dar daug kitų funkcijų. Ir dabar norėčiau pereiti prie sudėtingesnių technologijų, tai yra
buvo sukurta Tildės mašininio vertimo platforma, skirta įmonėms viešajam sektoriui naudoti. Mūsų siekis buvo, kad visiems vartotojams būtų patogu naudotis, kad būtų galima užtikrinti verčiamų dokumentų saugumą, garantuoti konfidencialumą ir noras suteikti galimybę kuo plačiau ir įvairiau išnaudoti mašininio vertimo siūlomas galimybės. Jūs matote, kaip tai atrodo ekrane. Ir konkrečiai dabar truputėlį apie 3 galimus būdus, kaip galima naudotis Tildė mašininio vertimo platformą. Tai pirmoji galimybė yra galimybė naudotis esamomis jau sukurtomis sistemomis. Tai reiškia, kad jūs galite prisijungę prie platformos, jūs galite susikūrę savo vartotoją, jūs galite pasirinkti bet kurią vertimo sistemą, kurią jūs ten rasite. Gali būti įvairių kalbos krypčių, gali būti įvairių sričių mašininio vertimo sistemos. Galite įkelti dokumentą ir jį gauti išverstą. Jums suteikiama galimybė matyti, kokie tekstai buvo panaudojami, apmokyti jūsų naudojamą mašininio vertimo sistemą, koks buvo jų kiekis, kokia mašininio vertimo yra sistemos kokybė. Galite sistemas lyginti tarpusavyje ir pasirinkti savo nuožiūrą, kur jums atrodo tinkamesnė. Galite panaudoti savo turimais terminų rinkiniais, juos įkeldami ir pridėdami prie mašininio vertimo sistemos. Ir galų gale gausite rezultatą tokį, koks jums atrodo tinkamas. Antroji galimybė, jeigu nerandate tinkamos mašininio vertimo sistemos arba turite specialų poreikį, bet nenorite gaišti patys daug laiko, jūs visada galite užsisakyti, sukurti jums mašininio vertimo sistemą. Tokiu atveju jūs kreipiatės į mus, mes susitarėm, kad mes naudojame jūsų surinktus resursus, pasižiūrim, ar jų užtenka. Jeigu neužtenka, mes parenkame papildomai šitų resursų. Jeigu reikia, sutarėm, kad mes panaudojam jūsų srities termininį arba kažkokią specializuotą terminiją vartojame būtent jūsų veikloje. Ir tokiu atveju sukuriama bus ir mašininio vertimo sistema pagal konkrečius jūsų poreikius. Bus įvertinta sistema, jeigu ta sistema tinkama, jūs galite ją naudotis, arba galite naudotis mūsų sistemoje, arba galite įsidiegti šitą mašininio vertimo sistemą jūsų infrastruktūroje. Ir paskutinė galimybė, tai jeigu jūs žinote, kas yra mašininis vertimas, jeigu jūs esate pakankamai patyręs, esate naudotojas, o galgi visgi esate net ir profesionalus naudotojas, tai jūs galite patys susikurti savo mašininio vertimo sistemą. Tam jums bus suteikiamas visos reikalingos techninės priemonės. Tai reiškia, kad galite naudotis visais esamais resursais, kurie yra mūsų sistemoje, galite naudotis vien tik savo surinktais ištekliais, jeigu jums to reikia, prisidėti terminologiją, galite nuspręsti, tinka jums kokybė ar netinka, ir tai nėra sudėtinga naudoti, nes mes stengiamės sukurti vartotojo sąsają paprastą, patrauklę, patogią, kad būtų patogu naudoti kiekvienam vartotojai. Na ir baigdama, galbūt aš jau nebesikartosiu, nes mus truputėlį spaudžia laikas, tai tik tais paminėsiu, kad privalumai yra tokie, kad Tildės mašininio vertimo platforma pateikia aukštesnės kokybės vertimus, nes čia yra pateikiamas išgrynintos, sukurtos pagal jūsų specialų poreikį mašininio vertimo sistemos ir juose aiškiai apibrėžiama, kokios srities tekstynai, kokie terminai turi būti naudojami, ieškoma, kokie lingvistiniai įrankiai gali pakelti mašininio vertimo kokybę. Mes garantuojame konfidencialumą, čia buvo minėta, kad viešai prieinamas dabar mašininio vertimo sistemos tokios kaip Google, jos nėra saugios naudoti, tai šiuo atveju mes garantuojame konfidencialumą, jūsų mašininio vertimo resursai bus naudojami tik jūsų tikslais ir matomi ir prieinami tik jums. Tas ypač svarbu viešajam sektoriui, be abejo svarbu ir verslui. O siekiant dar daugiau saugumo, visada yra galimybė tą sistemą įsidiegti savo infrastruktūroje ir tada visi jūsų vertimai bus tik jūsų vienų rankose. Ir kalbant apie perspektyvas, norėčiau paminėti, kad visada aktualus bus mašininio vertimo kokybės gerinimas. Tad kuo bus daugiau surinkta resursų,
tuo geresnės kokybės mašininį vertimą turėsite. Kuo jūs labiau prisidėsite savo indėliu, tuo jums paskui ateityje mašininio vertimo sistemos tarnaus patogiau. Ir mašininis vertimas tobulas nebus, jis tikrai nepakeis žmogiškojo vertimo, tačiau jis tikrai gali atitikti kiekvieno vartotojo lūkesčius, jeigu vartojamas tinkamai. Ačiū.